Sveiki, mano vardas Karolina, esam bitininkų šeima ir vystau prekinį ženklą Kitchen Honey. Idėja kilo tada, kai grįžus į Lietuvą nusprendėme tęsti mano vyro tėčio hobį bitininkystę. Taip išmokome apie bites, apie įvairius kitus bičių produktus ir taip gimė idėja panaudoti medų ir bičių produktus virtuvėje, gaminant įvairiausius patiekalus, padažus ir marinatus ir taip toliau. Medus virtuvėje suteikia labai daug skonio ir improvizacijos. Tai yra pagrindinė mūsų koncepcija šio prekinio ženklo. Apie spiečius sužinojau internete, kiek pamenu. Tiesiog patiko visa idėja, jog spiečius būrė mažus verslus, ne iš didelių miestų, o iš rajonų. Ir kažkaip reikėjo tos bendrystės, nes pati esu labiau kūrybininkė, visiškai su verslu nesusijusi. Tai kažkaip atsidūrus to bendruomeniai, sužinojau labai daug dalykų, įgijau naujų žinių, praktikos, patirties, susipažinau su kitais mažais verslais ir 2023 metais dalyvavau akceleravimo programoje, kur vyko 4 savaičių intensyvūs mokymai, iš kurių gavau labai daug žinių, įžvalgų apie mūsų produktus. Tie mokymai man padėjo išsigryninti mūsų viziją, į kokius klientus galime orientuotis. Taip pat susipažinau su kitais mažais vietiniais verslais, su kai kuriais iki dabar bendraujame ir kūrėme bendrus projektus. Ką norėčiau patarti kitiems norintiems pradėti savo verslą, tai tiesiog nebijoti, pasitarti su kitais, kurie tai žino. Tai manau, kad spiečius yra puikia vieta šiom žiniom gauti.